Italijos viduryje įsitaisęs Abrucų regionas garsėja ne tik savo kraštovaizdžiu, gastronomija, jūra, kalnais, bet ir viduramžius menančiais miestais, miesteliais ir kaimais. Civitella del Tronto – vienas jų. Beveik 500 gyventojų turintis miestas įsikūręs ant kalno tarp žiemą vasarą žaliuojančių kalvų. Čerpių stogai, senoviniai pastatai, viduramžių gatvės. Keliaudamas senovinių grindinių pasijunti tarsi istorinėme filme. Į miestą patenkame pro istorinius Neapolio vartus. Nenuostabu, kad šis miestas patenka į gražiausių Italijos miestų katalogą. Tiesa, tam, kad patektum į šį aprašą, miestas turi turėti gynybinę sieną, o tai reiškia, kad jo istorija siekia šimtmečius, kaip pavyzdžiui mūsų lankomo Civitella del Tronto. Įdomu tai, kad Italijoje egzistuoja ne tik geriausių gastronomijos vietų sąrašai, bet ir gražiausių miestų, miestelių sąrašai, sudaryti atsakingų valstybės institucijų. Praėję miesto vartus judame link Šventosios mergelės šventyklos. Čia atsivėręs panoraminis vaizdas traukia turistus nuotraukai. Tiesa, daugelis turistų vietiniai italai, atvykę iš kitų regionų, o švenčių laikotarpių žmonių miestelėje išties nemažai. Vėliau miestelio gatvėmis kilame į viršų. Pagrindinė aikštė – Šventosios Marijos šventykla, San Lorenzo bažnyčia, šiek tiek toliau San Francesco. Tito Andželino skulptūra Mateo Vičkaržygiui, pasižymėjusiame kare su prancūzais, taip pat miesto aikštės viduryje. Civitella del Tronto miestas įsikūręs 15 amžiuje, nuolat pultas priešų ir, sakoma, buvęs vienas paskutiniųjų, kurį pavyko prijungti prie suvienytos Italijos. Atrodo, ir senovinės miestelio gatvės mena tuos istorinius laikus. Kai lankėmės, buvo tik pirmos dienos po žiemos švenčių, gatvėse skambėjo kalėdų giesmės, visur kalėdiniai papuošimai. O Michelin žvaigždės rekomendacija turintis restoranas ilsėjusi po ko gero audringų naujųjų metų sutikimo. Einame toliau. Čia ir siauriausia Italijos gatvė, pavadinta Lerueta. Išbandėme. Siauroka išties. Miestą juosiančios uolos traukia kopinėtojus. Šalia ir pramogų parkas. Tad jei pavargote nuo istorijos ir istorinių paminklų, o norite tiesiog papramogauti, Civitella del Tronto tikrai turi ką pasiūlyti. Na, o mes keliaujame toliau į kitus Italijos Abrucų regiono miestus.